Sveiki, mėlyjei. Esu tikras, kad jau pasižiūrėjote tą trumpą kelių minučių video apie tai, kaip Enterprise lygio serveris atsirado mano namuose. Ir jo, nors viskas sutilpo į keletą minučių, tiek kiek laiko man užėmė, kad prieiti prie tokio sprendimo, man reikėjo turbūt 2 metų įvairių bandymų ir eksperimentų, o šitą serverį, kurį rodžiau tam video, aš ruošiausi jo surinkimui apie mėnesį. Ir labai tokia įdomi situacija, aš galvojau, pirma mintis buvo, kad tiesiog įsigysiu kažką jau sukurto, galingesnio už Raspberry Pi. Jau šiek tiek minėjau kodėl, šiandien dar daugiau apie tai papasakosiu. Tada galvojau, skaičiau, pasižiūrėjau, kad tai, ką galima įsigyti, yra nieko gero, yra pigi įranga už labai brangiai, su tokia abejotina programinė įranga. Tuomet sekantis žingsnis buvo susirinksiu viską pats. Vėl ten skaičiau, domėjausi, užsisakiau netgi visą įrangą, kurios man reikėtų. Jinai jau keliavo pas mane ir tada tiesiog viską cancelinau. Nes vieną vakarą, besidomėdamas dar papildomai visiškai atsitiktinai pamačiau, kad Enterprise lygio serverį įsigyti yra netgi šiek tiek turbūt pigiau. Įranga bus daug kokybiškesnė, nepalyginamai kokybiškesnė, pradedant nuo korpuso, baigiant visais mikroprocesoriais ir palaikymu, programinė įranga, kurią gauni už dyką prie jo. Ir tuo pačiu kokybė bus tikrai pati geriausia, perkant serverį ir tiesiog jį pasitobulinant ir įdedant labai kokybišką programinę įrangą. Tai tas paskutinis sprendimas nusipirkti HP ProLiant serverį, microserverį, manau, yra pats geriausias, koks gali būti. Labai daug įdėjau laiko analizuodamas, ką pasirinkti, kaip pasirinkti, kodėl pasirinkti. Ir vis galvoju, kad galėtų būti turbūt viena laida 8 valandų ir vis dar turėčiau ką papasakoti apie visą šitą kelią, bet taip nedarysiu. Ir padarysiu daugybę laidų po keletą minučių. Ir šiandien šį kartą nusprendžiau pirmiausia parodyti, kaip veikia ta įranga, jau tam trumpam video jūs matėt. Tiesiog parodysiu, koks šiuo momentu yra galutinis sprendimas, dar šiek tiek įtobulinsiu. Ir po to vis tiek bandysiu prasieiti pro viską. Nuo pat pradžių, kaip suinstaliuoti, kaip sukonfigūruoti, kokie yra niuansai, kaip kas paleidžiama, kaip kas veikia, kokia yra iš to nauda namuose. Tai čia kitose laidose. O dabar tiesiog galime pradėti nedidelę ekskursiją po tarybinį butą ir Enterprise lygio įrangą jame. Na ką, sveiki atvykę į mano Raspberry Pi lizdelį. Jo, tai šitam lizdelėje ir įsikūrė tokie paukščiukai. Tai praeitą kartą matėte Raspberry Pi dėžutė, buvo tokia kvadratinė dėžutė, šią ten pavarčiau. Šitą monitoriuką jūs jau matėte, aš apie jį nieko daugiau ir nebepasakosiu. O šitam lizdelėje dar yra kitas Raspberry Pi, tas pats 4 kartos, dabar jau yra 5, bet čia yra Compute serijos modulis, kuris yra daug mažesnis. O jis dedamas į motininę plokštę. Ir tada iš jos yra ten visi portai pasiekimi ir panašiai. Tai čia šita dėžutė yra. O kaip matote, turi savo ekranėlį žiauriai fainą, kuris man labai patinka. IP adresą rodo, CPU procesoriaus apkrovimą, atmintį, kiek yra diske vietos. Turi USB lizdą šitoje vietoje, tai aš klaviatūrą prisijungiu. Čia turiu klaviatūrą su pele, tai tiesiog įstatau adapterį USB ir pasijungiu klaviatūrą, čia SD kortelę pakrovimui. Žodžiu, tiesiog kita dėžutė kitaip atrodanti. Čia yra Telios, šitas routeris Telios yra. Ten toliau šitie visi yra maitinimo blokai. Čia po mano butą išsivaikšto tinklo kabeliai, į miegamąjį, į svetainį, į darbo kambarį, 3 kambariai. Ir ten jinai išsivaikšto, o čia yra optinis pluoštas paverčiamas į varinius laidus. Šitą dėžutę paverčia. Ir kam aš dabar naudoju savo bute tą Raspberry Pi, šitą gražuolį, tai 3 dalykai. Pirmas dalykas yra reklamų blokavimas. Antras dalykas, daug kas sako, ne, Raspberry Pi Hole'as, reklamų blokavimas neveikia su Telios įranga.
dėl to, kad Telios įrangoje negalima savo DNS nustatyti. Taip negalima, bet mano DNS veikia čia. Todėl viskas veikia taip, kaip reikia. Ir čia yra rekursinis DNS on hold, taip vadinamas serveris. Tai va 3 dalykai. Kodėl aš juos atskyriau ir nepalikau Enterprise lygio serveriai? Todėl, kad kuo daugiau mažesnių įrenginukų, kurie atlieka savo funkcijas nepriklausomai, tuo geriau veikia visas tinklas. Dėl to, kad vienam iš jų sustojus, visa kita įranga sėkmingai veikia ir visos tos paslaugos veikia. Todėl aš pats tą atradau. Nes dažniausiai, jeigu pamatysit internete, tai viską sako, sudėkit viską į čia, arba sudėkit į kažkokį kitą serverį ten per Dockerio komponentus. Nedarykit taip. Jeigu turit galimybę, turėkit daug mažiukų komponentų, vienas nuluš, veiks kiti ir džiaugsitės paslaugom. Priešingų atveju nuluš šitas, nebeveiks niekas, ypatingai dėl to, kad čia yra DNS serveris, jeigu jisai užsilenks, namie neturėsit interneto, kol jo nesutvarkysit, tai yra labai nepatogu. Tai va, tai taip atrodo mano Raspberry Pi lizdelis, o dabar jau galime eiti į lokio urvą, nes tas Enterprise serveris tikrai netoks mažiukas ir tikrai netoks silpnas. Na va, šiek tiek papasakau apie Raspberry Pi sprendimą. Na ir dabar galime nueiti į kitą kambarį, kuris yra mano darbo kambarys. Tuo pačiu šiuo metu jisai labiau yra serverinis kambarys, nes vis dėlto visa ta įranga, kuri ten yra, jinai truputėlį sukelia triukšmo, tai aš dirbu iš kito kambario, kuriame yra visiškai tyla. Va, o ten yra įranga, kuri atlieka savo funkcijas, kurių man labai reikia. Va, ir galime eiti ir šiek tiek apie tai papasakosiu daugiau, kas ir kaip šiuo metu ten yra. Na va, sveiki atvykę į programuotojo urvą. Štai taip atrodo mano darbo kambarys, kuriam tikrai praleidęs esu daug laiko, sukūręs tikrai daug pačios įvairiausios programinės įrangos. Labai faina kėdė, žiauriai faina. Secret Labsų kėdė parekomendavo kolega, tai va, nusipirkau, negaliu atsidžiaugti. Šiaip jinai primena lenktyninio automobilio kėdę. Nežinau, tiesiog kaip automobilį viskas čia yra, diržų tik trūksta prisisekti nuo greičio. Aš negeiminu, kėdė kaip ir geimingo, bet prie jos labai patogu dirbti, labai sveika nugarai, be galo šitą minkštą pagalvėlę, fantastiška. Jo, ir vėl nukrypau nuo temos. Va, o čia jau mano ta paruošta darbo vieta, mano serverinė ir darbo vieta. Va, tai dirbu aš su Mac Studio, kurį va čia va matote. Čia yra M1 procesorius, senesnis modelis, nusipirkau, kai tik atsirado Lietuvoje ir neįsivaizduoju geresnės techninės įrangos programavimui, mobile programavimui. Absoliučiai visiems rekomenduoju, nes nereikalingas emuliatorius labai gerai veikia tiesiog, nes tai viduje yra ARM procesorius. Viena iš pagrindinių priežasčių ir aišku labai daug branduolių, labai greitai viskas veikia. O toliau, va jau šitoje pusėje yra ta visa fantastiškoji serverinė dalis. Tai čia yra HP ProLiant Microserver Gen 10 Plus V2. Pavadinimas atrodo labai ilgas, bet iš tiesų jisai turi savo prasmę. HP įranga turi savo vardus, tai ProLiant yra tam tikra serverių serija, tada microserver reiškia, kad tai yra mažiausias modelis, mikroserveris iš tos linijos ProLiant, toliau Gen 10 tai yra 10 kartos, būtent šitų mažiukų yra tik 10 karta, o didesnių yra ir 11 karta išleista, jie be galo brangus, visą laiką paskutinė karta pati brangiausia. Ir neverta ją pirkti, tiksliau verta, bet labai brangu, tai geriau ankstesnę kartą ir gausit beveik viską tą patį. Toliau jo plus ir V2, tai iš principo šitas modelis išleistas antrą kartą ir tiesiog yra tam tikri patobulinimai procesoriaus, ten atminties, motininės plokštės. O tai čia yra pats naujausias modelis dabar esantis pardavime ir šiuo metu gaminamas HP kompanijos. Va, kuo jisai yra labai fainas, tai jisai turi 4 1 gigabito lizdus, integruotą Intel kortą super kokybišką. Čia yra įdėta papildoma plokštė, kurią įsigijau, galima nuotoliniu būdu visiškai valdyti kompiuterį, įskaitant ir BIOSą, ir netgi shutdownint ir startuoti, ir tai tikrai veikia fantastiškai, tikrai parodysiu.
Toliau čia yra maitinimo blokas kaip laptopo, bet užtenka jo pilnai ir jis netgi nėra labai karštas. Toliau aš laikinai naudoju 2,5 gigabito USB kortelę, laikinai, nes dabar laukiu, kol man atsiūs 10 gigabitų ir ją įstatysiu va šičia va. Šitoje vietoje, tai čia yra laikinas sprendimas, bet veikia fantastiškai. Čia yra vokiečių kompanija Lindi gaminanti žiauriai gerą įrangą. Labai nebrangiai kainavo, todėl pasijungiau, turiu didesnį greitį. Esu išnaudojęs ir šitus 4 portus, galėsiu papasakoti, buvau pasidaręs Samba Multichannel. Tai realiai gavosi 4 gigabitų greitis, bet vis dėlto nusprendžiau, kad šiek tiek yra patogiau, yra tam tikrų niuansų turėti vieną bet greitą lizdą. Čia yra startupinis diskas Sony, fantastiški diskai, jie naudojami yra fotografijoje, Sony kompanijos, va taip jis atrodo. Ir šiaip jis yra dizainiškai labai gražus ir kaip be galo greitas, 10 gigabitų greitis. Tai šį naudoju kol kas startupui, tokį premium sprendimą, nes šitie serveriai pas juos diskai dedasi va čia va iš priekio, atidarius dangtelį 1, 2, 3, 4. Va. O startupam čia yra va šitoje vietoje USB viduje, statai USB lasdelę ir iš jos kraunasi. Bet man taip pasirodė patogiau, čia nereikia ardyti, prisijungia, atsijungia, sustartuoja. Trunas kompanija nerekomenduoja naudoti išorinių USB. Vis dėlto pas mane yra toks setupas, kad viskas veikia idealiai, neatitrūkščiai jokie laidai, niekas neatsijungs. Žodžiu, tikrai išbandyta veikia, tai man labai yra gerai. Toliau čia yra 8 kategorijos LAN laidai, tiesiog tokie buvo dabar pardavime labai pigus, Amazonas rekomendavo, tai gerai atrodo, žiauriai geri. Va, čia yra 2,5 gigabito switchas kol kas, man jo iš principo pakanka, bet irgi planuoju 10 gigabitų pasikeisti, dėl to, kad kai bus 10 gigabitų korta čia, per 10 gigabitų switch aš susijungsiu su Mac Studio, kuris irgi turi 10 gigabitų kortą. Va, ir tuomet tarp jų bus pilnas greitis vieno. Tai va, tai tiesiog tokia yra pagrindinė priežastis. O šiaip iš principo 2,5 gigabitų, kurie va, per čia iš serverio ateina į čia ir atkeliauja į čia, man pilnai pakanka. Dar yra vienas niuansas, Telios internetas pas mane yra 2,5 gigabitų. Tai va, šita čia esanti įranga per tą switch, jinai ir gauna tos 2,5 gigabito, ko pilnai užtenka. Šitas labai fainas dalykėlis, vokiečių kompanijos EVE, tai jis matuoja oro kokybę žvaigždutėm, temperatūrą ir kas svarbiausia, serverinė yra drėgnumą. Tai va, tai aš stengiuosi palaikyti, kad nebūtų daugiau, kai neviršytų 50%, šiaip rekomendacija serveriam yra kažkur kem 5% drėgnumo, tai va dabar yra mažiau, tiesiog labai lengva pradarai langą, pravedini ir tą palaikai pastovę drėgmę, kad jinai nesikondensuotų ir nerūdytų techninį įrangą, kuri čia yra. Jo, čia dar trumpai pasakysiu, yra Maco klaviatūra, ko jinai labai faina, nes va čia su pirštų antspaudu galima atrakinti. Ir tas nuostabusis trackpadas, kuris, nežinau, geriausias Apple išradimas kada nors padarytas. Va, dabar kaip visą tai truputėlį papasakoti, kaip veikia. Čia Trunas serverio aplinka dabar atidaryta, tiesiog susikonfiguravau tokią kaip monitoringo aplinką, galima užmesti akį, kiek apkrauti branduoliai, kiek išnaudota atminties, kaip tinklo korta yra panaudojama. Čia šiek tiek informacijos apie pačius diskus, vėlgi apie tinklo kortą, o čia jeigu kokie update atsiranda, tai čia tiesiog atsiranda pranešimas pasiupdatinti, tai labai yra patogu iš karto matyti. Va, tai dabar koks yra setupas. Tai šiuo momentu, kaip ir matėte ankstesniam video, čia yra 2 diskai po 4 terabaitus. Jie yra mirrorinti, tai reiškia vienas pilnai dubliuoja kitą. Va, ir jeigu vienas kažkuris lūžta, tai visa informacija yra kitam, niekas nėra prarandama. O čia yra atskiras diskas medijai, jisai daug didesnis kol kas, 16 terabaitų, jam dubliažo dar neturiu. Labai brangu, tai nusipirksiu šiek tiek vėliau, nes čia vis tiek dar visokių upgrade'ų man čia reikės. Tai va, tai iš principo tada irgi pasidarysiu mirrorą ir šitą visą dėžutę galima pasiekti, jei neklystu,
Įdėjus pačius didžiausius diskus, kuriuos galima rasti šiuo metu rinkoje, čia galima apie 50 terabaitų šitam serveriai turėti. Jie bus pilnai dubliuoti, ta prasme šitas diskas su tuo dubliuotas. Va, tai man tokios talpos yra žiauriai per akis, užteks labai ilgai. Yra be galo saugu saugoti failus čia, dėl to, kad šitas serveris palaiko ECC atmintį. Tai yra dėl kosminės spinduliuotės iš tiesų atminty gali pasikeisti tam tikri bitai, sistema to nepastebės įprastinė ir bus gadinami failai ir laikui bėgant jie susigadina. Tai va, tai šitas serveris, čia yra Xeon procesorius ir jisai palaiko tą atminties pataisimą, jeigu įvyksta ten tas byte rot ar byte shiftas, taip vadinamas. Va, ir čia yra viena iš pačių pagrindinių priežasčių, dėl ko aš būtent Enterprise serveris rinkausi su Xeon procesorium, kad būtų būtent tas integruotas atminties koregavimas ir dėl to va, ta mėgėjiška įranga man netiko. Tai čia šiuo metu patys svarbiausi duomenys yra va šitoj pusėje, kur šitie du diskai yra. Čia yra medija, kurią galiu prarasti, jinai man visiškai nesvarbi, atsistatysiu. Čia yra mano pati svarbiausia informacija. Tai va, jinai yra saugoma čia ir per automatinį procesą susišedulinės, jinai kopijuojama per tinklo kortą, per switchą, per Mac Studio atkeliauja į šitą fantastišką Western Digital SanDiską. Jisai yra išorinis, iš principo išoriniai diskai, jų vienintelė paskirtis, įsigilinus, supranti, yra backupams ir niekam daugiau. Tai va, ir kuo gerai, viduje yra Western Digital Ultrastar diskas, kurie yra naudojami galingose Enterprise lygio serveriuose. Tai šitas va modelis SanDisk Professional, kurį matote, jisai yra tik išleistas ir backupams tai yra idealus dalykas. Ir iš principo taip aš pasiekiu 321 backupų taisyklę. Tai yra iš principo viena, čia negi daugiau gaunasi, bet viena kopija yra tam kompiuterį, kuriame aš redaguoju failus. Arba jeigu redaguoju per kompiuterį, per tinklą, tai 2 kopijos iš karto yra čia. Tada 3 kopija atsiduria čia. Ir patys svarbiausi failai, jie nėra dideli, jie dar nukeliauja į cloudą. Va, tai yra dar nutolusi atsarginė kopija, todėl dėl savo failo esu visiškai ramus, tikrai čia yra pilnai visko pasirūpinta, kad būtų saugu. Tai va, tai taip atrodo viskas, ką aš turiu. Jo, čia va dar galiu šiek tiek parodyti patį switchą, jeigu matote, visi prisijungimai yra išskyrus va šitą, tai čia yra tas nuotolinis serverio monitorinimas per naršyklę, apie tai papasakosiu toliau. Mirksi po 2 lemputes, tai reiškia visur yra greitis 2,5 gigabito ir iš principo dabar jau tikrai rekomenduoju naudoti, pas save namuose pasidaryti upgrade'ą į 2,5 gigabito, nes įranga labai pigi. Laidai tinka tie patys, o greitis 2,5 karto didesnis ir tai pasijaučia. Tai va tiek iš mano namų, tiek iš mano urvo, štai taip atrodo dar kartelį tas paveikslėlis. Na ir apie kitus dalykus papasakosiu kitą kartą. Na ką, ačiū Jums labai, kad su manim pažygiavote po mano butą. Susipažinote su keletų dalykų, kuriuos turiu savo namuose. Na ir sekantį kartą po truputėlį pradėsiu pasakoti, kur kaip ką gauti, kaip ką kur surinkti, kur ką kaip instaliuoti, kad visa tai atsirastų ir pas Jūs, pradėtų veikti. Ir vienas momentas dar, kurį norėjau pasakyti, tai nėra brangu. Tai galima padaryti kiekvienuose namuose, tai nėra brangu, tai kokybiška ir veikia gerai. Tai tiek šiam kartui, iki kitų kartų. Iki.